Rugsėjo 20. Nes tai pasakė aukštasis ir kilnusis, kuris amžinai gyvena ir kurio vardas šventasis. Aš gyvenu aukštoje ir šventoje vietoje, kad atgaivinčiau nuolankiųjų dvasią ir atgaivinčiau sutrintųjų širdį. Izaijo knyga 57 skyrius 15 eilutė. Visada atsiminkime, kad viešpats niekada nepaniekins sugniuždytos, ir atgailaujančio širdies niekada jos neatstums. Todėl yra nesvarbu, kad ir kokiems sunkumams atėjus, kai kurie Dievo žmonės gali suklupti, tačiau jeigu jie tvirtina sakydami, jog trokšta atleidimo ir draugystės su viešpačiu, ir jeigu jų širdys yra atgailaujančios ir sugniuždytos, tegul nesielvartauja, bet atsimena, kad Dievas juos apdraudė per Kristaus nuopelną, kuris leidžia jam priimti ir išteisinti dykai, nemokamai nuo visų nuodėmių visus tuos, kurie ateina pas Dievą per Jėzų, tai yra, per tikėjimą į jo kraują. Tie, kurie turi sugniuždytas ir atgailaujančias širdis dėl savo nuodėmių, tegul žino, kad jie nepadarė mirtinos nuodėmės, nes jų širdies būsena tai parodo, kaip apie tai pareiškia apaštalas, nes negalima vėl atgaivinti atgailai tų, kurie padarė mirtiną nuodėmę. Jehova yra kilnus savo asmenyje, charakteryje, planuose ir darbuose. Jo išaukštinimo ribos yra bekraštės. Nors jis yra aukščiausias už visas kitas esybės, tačiau yra visai nepanašus į įžymius žmonės ar puolusius angelus. Nedaugelis iš didžių žmonių ir nei vienas iš puolusių angelų nenusižemina iki žemesnės būtybių padėties, ypač tam, kad galėtų pakelti ir atgaivinti jų širdį ir protą. Visa Jehovos veikla, be abejo, susijusi su žemesnėmis būtybėmis. Ir be to, jis su malonumu naudoja savo padėtį, dvasią, planą, kūrybą, darbus, bei nuosavybę kukliųjų ir atgailaujančiųjų naudai. Jis netgi atiduoda mirčiai savo žmogiškus sūnus tam, kad juos palaimintų. Kur galime surasti kitą tokį garbingą ir vertą kaip jis? Vertas jis, kad mes juo tikėtume, jį mylėtume, garbintume, būtume jam paklusnus, dėkingi, jam tarnautume ir būtume ištikimi. Klausimai: kokiu būdu Dievas suteikė man malonę šią savaitę? Kaip ją priėmiau ir panaudojau? Kokios buvo pasekmės? Nes tai pasakė aukštasis ir kilnusis, kuris amžinai gyvena ir kurio vardas šventasis. Aš gyvenu aukštoje ir šventoje vietoje, kad atgaivinčiau nuolankiųjų dvasią ir atgaivinčiau sutrintųjų širdį. Izaijo knyga 57 skyrius 15 eilutė.